kada aš jumis biškį gerbiu, nusiimu vieną ausinę. Taip jaunimas dabar daro, kai iPhone'ą turi. O kai labai gerbiu, nusiimu dvi ausinės ir tada paklausiu, ką jūs norėjote. O kada užsidedu šitaip akinius, turėdamas šaliką, aš galiu tai pažiūrėti jumis, jūs dar nesiskiepijot? Greitai skiepykitės. Taigi, akiniuoti žmonės yra tinginiai, kvailiai arba kvailinti. Jie nežino tokio paprasto dalyko, kad 6 raumenys esantis aplink akies obuolį, gerai patreniruoti, pamankštinti, gali vėl jumis grąžinti normalų matymą. Nesvarbu, ar jums virš 40, ar virš 50, ar apie 50. Man jau dabar 50, toj. Bet man nereikia akinių. Todėl tie žmonės faktiškai sudaro tokį įvaizdį, dabar priimtina madinga, akiniai ir žvilgsnis per akinius. Ir tada jūs pradėte tikėti viskom, ką jums sako. Būkite atsargus, dėmesingi, atsirinkite tos dalykus. Nepamirškite, farmacija yra ir optika yra vienas šalia kito. Tai yra sesuo ir brolis, du bizniai. Po narkotikų ir ginklų, 3 vietoje pasaulyje. Pinigų pelnas. Dėl akių, kas domėsis, tai pasižiūrėkite rusiškom raidėmis, įveskite Ždanov. Profesorius Ždanovas, ten akių pratimai yra ir šiaip YouTube'ai akių pratimų yra daug. Padarė tos pratimus apie 3 mėnesius, jūs tikrai grąžinsite savo pilnavertį regėjimą arba jogos pratimus darydami, kai kurios hatha jogos. Ten yra gyvatės poza, tokie kobros, kur akis į šoną nukreipiamos ir laikomos. Ir jūs galėsite į savo ranką žiūrėti kaip per mikroskopą arba žiūrėti kažkur labai toli. Ir matyti tai, ko paprasti žmonės dabar negali pamatyti. Taigi dabar apie skiepus. Jeigu koks nors tariamas profesorius sakys, o iš kur čia šitas atsirado? Tai aš galiu pasakyti, aš irgi atsiradau iš savo mamos. Tai vieni atsiranda tam, kad gyventi kaip parazitai, o kiti žmonės atsiranda tam, kad tos parazitus parodyti, gaudyti ir kabinti ant stulpo gėdos. Kaip Brazilija padarė su vienu valstybės tarnautojų žmonės neapsikentę, preišo prie centrinę aikštę prie stulpo. Ukraina įmeta į šiukšliadėžes. Nepūstysiu žmonių, galbūt Lietuvoje mes apseisim ir be tokių įvykių. Gerai, dabar apie skiepus. Pirmiausia, pasakysiu tokį dalyką, kad po šito filmo bus keletas nuorodų ir ten pasižiūrėsite savo plačiau apie daugelį dalykėlių, daug plačiau. Aš tik taip prabėgsiu pro viską, nes viename filme neįmanoma nupasakoti per 10 ar 15 minučių visko. Čia yra labai plati tema. Aplink pasaulį yra nuo 3 iki 5 tūkstančių satelitų. Keli šimtai skirti GPS ir ryšiams, internetui palaikyti. Keli šimtai skirti orų modeliavimui palaikyti, harpų sistema. Ir gal 1000 ir daugiau naudojama tam, kad sekti žmonės. Nepaprastus žmonės, ne tos, kurie eina į darbą, grįžta pavargę, sėda televizorių žiūrėti. Šitie jau jie sistemai nerūpi, jie jau, taip sakant, patvarkyti. O stebimi tie, kurie elgiasi ne taip, kaip nori sistema. Nežiūri televizorių, neskaito laikraščių, neskaito apie įvykusias nelaimės. Tokie žmonės nebijo visokių prognozių apie rytdieną arba artėjančias katastrofas ir taip toliau. Jie užtikrinti savo rytojų, jie kuria savo ateitį ir tom jie yra pavojingi sistemai. Dėl to sistema visokiais būdais žmonės stengiasi prispausti. Baimė tai geriausias yra ginklas, kuris žmonės užblokuoja nuo jų, kaip pasakyti, asmeninio piloto, kuris jos
galėtų reikiamą linkme, panaudodamas jų asmeninį intuiciją, nukreipti vienur ar kitur. Kada žmonės įbaugina, įgazdina, žmonės pradeda elgtis pagal bandos metodą ir jie tada elgiasi taip, kaip ir visi, pagal principą, ką apie mane pagalvos, kaip aš atrodysiu prieš kitus, jeigu aš neskiepysiu, manis gali rėkti visi kiti. Nu tai tegu rėkia, jie kvailiukai yra. Kodėl bijomasi neskiepytų vaikų darželiuose? Kodėl turėtų bijoti skiepyti vaikai tokių neskiepytų vaikų? Paprastas klausimas. Eilinis uždurinimas. Jeigu skiepyti yra tokie jau super sveiki, tai kam jiems bijot neskiepytų vaikų? Tai vat vienas išturimas. Ir dar grįšiu prie tokios vienos datos. Dar pasikutę po interneto platybės, galbūt jūs pasirasite tų žinių. Aišku, jos jau dabar jau išnaikintos, išgraibsytos. Daug informacijos jau panaikinta, bet jinai buvo papuolus ir dar išlikus iki šiol apie virusą. Ir dėl ko ten jie buvo kiaulės gripų sukelti ir dėl ko paskui vakcinos gražiai įvažiavo į didelės šalis ir buvo labai stipriai finansuojamos valstybė iš valstybės iždo, o valstybės iždą papildomai mes patys žmonės. Ne? 2009 metais Kinai pašovė lėktuvą DC-9, maždaug dydis kaip Boeing 757, gan ilgas, ant uodegos turi vieną turbiną. Jisai didelis lėktuvas. Man atrodo, priklauso Omega Airlines. Omega lėktuvai visi dirba pagrindę chemtrailų purškime. Ir jame buvo 48 tonos pagerinto, patobulinto kiaulių viruso. Lėktuve buvę 3 CŽV agentai buvo negyvi. 2 mechanikai aptarnaujantis tą techniką buvo beros Malaizijos piliečiai. Jie ligoninėje buvo dar galėjo kalbėti, jie papasako, kad jie turėjo skristi, užduotis tokia, turėjo skristi virš Ukrainos, apsukti ratą ir ten Uzbekija, Kazakstanas, Kinija turėjo tokį ratą daryti ir purkšti šitą chemiją. Tiesiog per chemtrailus. Tie lėktuvai, kurie palieka baltas uodegas danguje, ne visada puršti vien tik tai nano smulkės dalis aliuminio ar ten barį. Jose dar būna ir virusai, dažnai. Taigi, po šito įvykio, aišku, pasaulis aprimo, niekur laikraščiuose niekas nieko nerašo, o paskiau susiduria galai visi po truputį. Paskiau išlenda filmas, kur anglų spectarnybų agentas jau žmogiukas metuose prabyla apie galimybės anksčiau dar kūrimas tokias, kad netgi Rusijos ambasadai, pavyzdžiui, prietaisas nutaikytas į gyvenamąjį namų rajoną, skleidžia mikrobangas ir visi žmonės aplinkui ten serga. Labai puikus metodas iš lėto naikinti, marinti žmonės. Vakcina viena iš tų priemonių. Apart to, ką mes gauname iš televizijos, iš radijos, iš mobiliųjų telefonų, naudodamasi belaidį internetą Wi-Fi, mes gauname pakankamai ten spindulių posės. Maži vaikai, jie gimsta dabar tokia, kaip pasakyti, patobulintos sielos, su didesnėmis galimybės, didesniais procesoriais, jeigu galima būtų palyginti su kompiuteriais. Taigi, kad juos prigesinti, visų jų neišgaudys, telepatų tiek sistemai dirbančių tiek daug nėra. Jie mato ten vieną kitą, radarai iš satelitų taip pat fiksuoja vienur kitur užsižiebiantį energijos lauką, ten praskaidrėja dangus, ratas, įsiskleidžia debesis, energetinis laukas, tiesiog žmogaus energija pliūpteli į viršų ir išstumia debesis ir lauk viską. Šitos pliūpsnius iš satelito fiksuoja labai puikiai. Todėl, kad tokių žmonių nesirastų daugiau, sistemai labai baisu, todėl kaip įmanoma bando sugaudyti visus kūdikius ir subadyti adatom. Kada suvaro adatą, ten yra nemaža porcija gyvsidabrio. Gyvsidabris susėda smegenų kertelėse giliausiuose ir taip žmogus susilpninamas imuninė sistema, jo
protas tarsi pažabojamas, uždaromas į tokį kaip vadinamą šalmą. Dešinysis pusrutulis faktiškai atjungiamas nuo kairio, kairysis visiškai vadovauja paradui ir dešinysis atjungiamas, kuris galėtų vėliau susijungęs su kairioje kurti stebuklus. Žmonės ir jų galimybės yra fantastiškos, nerealios iš tikrųjų, apie jas niekas nekalba, nutylima istorija, nutylima viskas, istorija visas perkreipta. Maži vaikai, kurie netgi gavę skiepų, netgi krikštus gavę, jie vis tiek jų energija prasimuša, atmintis apie praeitus gyvenimus, apie istoriją, jų žinojimas prasimuša, kartais prabyla tokių dalykų, papasako, kad gali akis iššokti ant kaktos žmonėm. Deja, tokie vaikai yra gaudomi, medžiojami, žmonės, tėvai tokių vaikų yra durdinami, juos net išmeta iš darbo. Suaugę žmonės papuola į durnamius ir ten juos uždaro, visiškai prileidžia vaistų, kad jie daugiau nekalbėtų apie tai niekada. Matyt, jie mato, rėkoja išpūstom akim, tie vaizdiniai nepranyksta, o kalbėtų jie nesugeba. Aišku, visuomeniai pateikiama tai, kad tai žmogus buvo nepilnai pilno proto ir dėl to jį atskyrė nuo visuomenės. Iš tikrųjų jisai daugiau matė, daugiau girdėjo, daugiau suprato. Ir ką jisai matė, jam buvo baisu, tiesiog jis nemokėjo atsijungti nuo tos kitos tikrovės, negalėjo grįžti atgal į čia, negalėjo to dažnio, kaip radijos bangų, grąžinti atgal ir jisai matė kitus dalykus, baisius dalykus, kas aplink mus yra, aplink mus viskas yra. Maži vaikai mato tai. Daugelis vaikų mato ir kad jie nepradėtų kalbėti, pasirūpinta tai nuo pat jų gimimo laiko, kada jie gimė, iš karto vieną vakciną, paskui po kiek laiko dar vieną vakciną, dar vieną. Kada vaikas vystosi, jo potencialas turėtų augti, laikas nuo laiko, vieną vakciną, antrą, trečią, ketvirtą ir šitaip visiškai pasiemamas vaiko sveikata, vaiko valdymas ir jisai tampa zombiu. Dar kiek paaugęs, jisai nešios paskui apsmukusius džinsus, susidės nykštuko kepurę, susidės mobiliaką, ausinės į galvą ir viskas, jau jisai sudarotas, jisai gatava paruošta daržovė, sistemos tarnas. Jisai dirbs tam, kad pavalgyti duonos kriaukšlelę, išgerti kolos, pavalgyti picos gabalą atsikasti ir kitą dieną vėl eiti į darbą. Kuo daugiau tai reikia, ne? Labai patogi priemonė. Vaikai vakcinuojami dėl to, kad susilpninti jų imuninę sistemą ir padaryti iš jų nuolatinius klientus ateityje. Kada imuninė sistema neveiks, negalės priešintis naujoms lygoms, kurios bus kuriamos viena po kitos. Ir taip pat tenai paskui vėl parduodamos vakcinos, kiekvienai konkrečiai. Tai tie vaikai tiesiog bus labai patogus įrankis. Apart to, jie neteks visų savo galių, kurias galėtų įgyti turėti. Filmas nuoroda, kurio yra padėta apačioje, po šito filmu. Vienas filmas yra apie skraidančią mergaitę, kaip žmogus išvedė šunį į mišką pasivaikščioti su šunim ir pamato kabančią ore mergaitę, šalia jos mamą. Mama mokina levitacijos mergaitės, tiesiog moko ją valdyti savo kūną ore. Tai yra paprastas dalykas, ką turėtų gebėti visi žmonės ir vaikščioti per vandens paviršių, ir ten skraidyti, ir teleportuotis, ir taip toliau. Ir kada šuo nabėga link jų, aišku, mama pamato, norėdama apsaugoti visą tai, tiesiog išvengti pavojus, jos tiesiog teleportuojasi, jos to vietoj išnyko, dingo ir tą pačią sekundę atsiranda kažkur tai kitoj vietoj, kitoj erdvėj. Nes įsivaizduokit, kas joms būtų, jeigu jas paskiau užtiktų kokie nors televizijos reporteriai ir pradėtų paprašytų papasakoti apie tai, kas čia buvo, kaip tai vyko ir taip toliau. Jos atsiduria mirtinam pavojui, paskiau jas pasimtų kažkokios spec karinės tarnybos arba būtų jos tiesiog atsidūrusios į kažkokią tai ligoninę ir pavirstų į bandomus triušius, kur prisijungtų daug labai laidų ir tyrinėtų jų smegenis. Tiesiog jos uždarytų. O tokių žmonių yra tikrai ne vienas ir ne keliolika ir ne keliasdešimt, pasaulyje yra keli šimtai. Niekas neskubės jums rodyti tų savo gebėjimų, jie tiesiog tai daro, jie tai žino.
Ir laikas nuo laiko, aišku, mokina kitus. Maži vaikai dar mokinami ir sapno metu, todėl atsikėlę vaikai, paprasti maži, jie atsibunda, jie tarsi toliau elgesi taip, kaip turi būti, kaip priklausomai mūsų visuomeniai, eis į mokyklą ar darželį, bet laiko atėjęs jie tas žinias aktyvins ir panaudos. Taps nevaldomų, nekontroliuojamų ginklų. Todėl ir taip bijamasi šito tokio savotiško žmonių nubudimo, o nubudimas vyksta, žmonės supranta, atsirenka dabar pelus nuo grūdų ir diena nuo dienos didžiulė minia skiriasi į dvi dalis skyla. Vieni žmonės į zombius, kurie daugiau niekada ir neatsikels, neatsibus, nesupras nieko, kas buvo su jais daroma, jie taip ir numirs. O kiti žmonės, kurie pasuks savo gyvenimą, savo vystymosi raidą kitą pusę, kitą kryptimį ir pradės eiti kitų tobulėjimo keliu. Pabandys atgauti tas visas savybės, kurios buvo prarastos, užblokuotos, užtemdytos, uždarytos. Žmogus vystysis ir tas vystymasis jisai bus neišvengiamas, jisai jau vyksta dabar ir daug žmonių yra tokių. Todėl visais įmanomais būdais kontroliuojama sistema, spauda ir televizija bando daryti visokias komedijas savo esamų klounų plikų pagalba, kad išjuokti žmonės ir kad parodyti, kad jeigu tu iš tos fermos ištrūksi, tai bus su tavim irgi taip pat padaryta. Todėl visi fermai ėda tą geltoną šieną, turėdami žalius akinius uždėtus, ir jiem atrodo tas geltonas šienas, kad tai žalia žolė. O tas veršelis kažkoks ir telyčaitė, jeigu palyginti mumis atitrūkus nuo sistemos, kurie nueis į šoną ir peršoks per sistemos padarytą tvorą, jie paskiau ganysis po žolę, valgysis tokį, kokį norės ir už tai niekam nebus skolingi. Nes žemės nereikia nei pirkti, nei parduoti, jinai mūsų. Vanduo yra mūsų, jo nereikia pirkti kol kas, kol dar Chevronai ir dar kažkokios kitos firmos neprivarė chemijos jas. Ir mes faktiškai gaunamės savo likimo kalviais. Mes galėsim kurti savo energetinės jėgainės, kuriams nereikės naftos, galbūt pasiliks vėjo malūnai, bet daugiau dėsis saulės baterijų kažkokiu tai. Ir kai mes tapsime energetiškai nepriklausomi, mes tapsime visiškai nepriklausomi nuo sistemos. Tada negalim bus mumis valdytis, mes tiesiog netiduosime jokių savo energijos potencialo niekam. Štai ir visas atsakymas, dėl ko sistema nori visais įmanomais būdais uždėti apykaklės ne tik mums, bet ir mūsų vaikams, nes per mūsų vaikus veiks ir mumis. Jeigu mes kažką tai netaip darysime, tada vakcinuotam vaiku paleis asmeniškai, gali paleisti tam tikrą bangų dažnį ir jam pradės skaudėti širdį, ar tai pilvą, ar tai galvą, dar kas nors tokio, o mes tai negalėsim į tai ramiai žiūrėti. Mes atiduosime ir padarysime viską, kad mūsų vaikų to nebūtų, ne? Todėl būkite protingesni negu dabar esate ir sustokite su savo kvailiškom mintim, jeigu pas jumis tokių atsirado galvoje, eiti ir skiepti savo vaiką, nesvarbu kiek metų. Mergaitės paauglės 13-14 metų skiepys tokiais skiepais, kurie paskiau vėliau padarys persileidimą, kada jos bus nėščios nuo savo vyro partnerio gyvenimo. Vaikai išims 6 mėnesį, vaiko kūnelio nedidos, ištrauks iš šio stuburo labai nedidelę dozę kamieninių ląstelių, o surinkę 100 ml, jie parduos juodoje rinkoje už $6 milijonus. Kamieninės ląstelės yra naudojamas kaip ir kraujas žmonių kai kuriems aukštuomenėms veikėjams, kad jie nesentų, kad jie nesirgtų, atsinaujintų ir kiek įmanoma ilgiau gyventų ir surbeliuotų mūsų energetinės galės, tiesiog viešpatautų žemėje. Bet tai laikina. Ir ateis laikas, kada mes įskleisime visi savo sparnus, pakilsime, skrisim. Tai vyks neišvengiamai, liko vos keli metai, pakentėkit. Ateis kita valdžia, šitie įstatymai išnyks amžiams, atmesti bus, taip žmonės ateis į valdžią. Ateis tie, kurie užsitarnavę būti vadovais. Galbūt vėliau bus daroma taip, kad 5 metus vienas bus žmogus vadovu, paskiau 5 metus kitas. Vaikai bus mokomi kurti
iš savo minčių tiesiog kurs daiktus, statys pastatus, namus, augalus augins, kurs planetas, miestus, visatas. Viskas įmanoma. Tiesiog viskas nuo mūsų buvo nutylėta, nuslėpta, pavogta ir dabar visais įmanomais būdais bando užgniaužti, bet nieko neišeis. Tokiems žmonėms galima parodyti Jim Carrey tokį ženklą, kaip sukasi ir vienas pirštukas paima ir įsitęsia. Taigi, vienu žodžiu, tik tai suskaičiuotos dienos, suskaičiuoti mėnesiai ir metai, viskas atsitenks. Dabar pasitenkite nekliudyti tiems žmonėms, kurie jums nori padėti iškilti, neskiepykite savo vaikų. Iki malonaus.